Pirmiausia, prieš renkantis automobilį reikėtų nusistatyti savo biudžetą, bent preliminarų ir niekada neužmiršti, kad gali būti nenumatytų išlaidų, kadangi išsirinkus automobilį bet kuriuo atveju gali tekti kažką remontuoti ar neužmiršti, kad regitoriui reikės mokėti už registravimo paslaugos ir panašius nenumatytus dalykus, už kuriuos teks susimokėti. Tuomet reikėtų be abejo rinktis, kokie yra jūsų poreikiai, atsižvelgti tai, ko norite, ar naujesnio ir prabangesnių markių, ar senesnio, paprastesnio, ar dizelio ar benzino, tiesiog nusistatyti, kas jums patinka ir ko norisi, ir tuomet galim pradėti vartyti skelbimus ir ieškoti. Išsirinkus dominantį automobilį, radus jo skelbimą, pirmiausia be abejo skambiname. Paskambinus reikėtų klausti pardavėjo, turbūt kodėl jisai parduoda pirmiausia automobilį, kas su juo negerai, kokių yra defektų. Jeigu pardavėjas teigia, kad viskas yra šaunu gerai, tai gali būti šiek tiek susidaryti įtarimų, kodėl jis jį visgi parduoda, jeigu viskas taip yra gerai. Tuomet be abejo klauskite, iš kur jis parvarytas, kokia yra jo istorija, ar buvęs daužtas, ar yra serviso knygutė. Jeigu šių dokumentų pateikti pardavėjas negali, siūlytumėme varyti bet kurį išrinktą automobilį autorizuotą servisą pasitikrinti. Ten jums nustatys, ar jis buvo daužtas, ar jo rida atitinka realius parametrus, ar viskas tvarkinga, ir tada matysite, ar jūs tikrai šis automobilis domina, ar galima atmesti ir tiesiog ieškoti kito. Jei išsirinkote automobilį, susitikote su pardavėju, jį apžiūrinėjate. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį, kaip jis vizualiai atrodo. Ar atrodo, kad šviežiai perdažytas, ar kaip naujas. Jeigu atrodo kaip naujas, tai vėlgi turėtų sukelti įtarimų, kadangi automobilis esantis ten 10 ar 6 metų senumo, jis negali atrodyti kaip naujas. Ant kėbulo be abejo visada atsiras kažkokių defektėlių. Apžiūrėkite, ar viskas jums patinka, ar nekyla jokių įtarimų, kalbant apie kėbulą. Tuomet be abejo, jeigu įtarimų nekyla, sėskite, pavažiuokite, išbandykite kartu su pardavėju. Jeigu pavažiuoti jisai neleidžia ar spyriojasi, vėlgi reikėtų atsargiai žiūrėti į tokį pardavėją. Taip pat neužmiršti žmogiško faktoriaus. Reikia visada pažiūrėti, kas jį pardavinėja. Jeigu atlėkia pardavėjas, taip sakant, su treningais ir kepurėlė, gal šiek tiek reiktų suabejoti jo patikimumu. Tuomet apžiūrėję, pavažiavę, jeigu vėl viskas patinka, apžiūrėkite dokumentus, patikrinkite techninį pasą, techninę apžiūrą, pažiūrėkite serviso knygutę, skirkite laiko patikrinti automobilio visus priedus, ar yra domkratai, atsarginis ratas ir panašus dalykai. Tai yra paprasti dalykai, bet jie labai parodo, ar automobilis yra pilnai sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai ir tinkamas naudoti. Apžiūrint automobilį, kalbėkite su pardavėju. Pasidomėkite, iš kur jis automobilį gavo, kiek jis laiko pats jį eksploatavo, ar jis jį parvežė tik pardavimui, kokie jo dokumentai. Paklauskite būtinai, ar jis galės sutartyje įrašyti tą sumą, už kurią jūs jį perkate. Jeigu ne, sakyčiau, tiesiog atsisakykite to automobilio, kadangi pardavėjas akivaizdžiai kažką slepia. Taip, svarbiausia, nedaryti klaidos ir per daug nepasitikėti pardavėju, jeigu ypač yra fizinis asmuo, kurį jūs matote pirmą kartą, kadangi jis tiesiog gali paimti iš jūsų pinigus, nieko daugiau nedaryti ir tiesiog išeiti per tvorą, taip sakant, peržengti per tvorą ir pabėgti. Tai jūs siūlyčiau, kad neatsitiktų tokių dalykų, siūlytumėm su pardavėju susitarus, pasirašyti sutartį, tada su tą sutartimi drauge nuvažiuoti į regitrą, patikrinti automobilio kėbulo numerį, tuomet regitroje patikrinti jo duomenis. Jeigu viskas yra tvarkoje, tada sumokate pardavėjui ir perregistruojate automobilį savo vardu. Taigi, jeigu jau radote jums tinkantį automobilį, pasitikrinate, viskas tvarkoje, jis tvarkingas, dokumentai tvarkingi, perregistravote, tuomet galime jums palinkėti sėkmingo važinėjimo.